labai nuostabi. Tiesiog gyvenimo kelionė, sakyčiau. Norėjom padaryti sūnui siurprizą, iki paskutinės minutės nežinojo, kur keliausim. Tai pamatęs Kaukėno fondo mergaitę su Volks maišeliu oro uoste, tiesiog Dominikas neteko žado. Po to prasidėjo kiti dovanos, siurprizai. Andrius su marškinėliais pasitiko. Tiesiog įspūdžių, didžiulė emocijų banga, labai daug įspūdžių, tikrai nepakartojama kelionė. Labai daug ką nuveikiau. Su krepšininkais skridau į Vokietiją, tada nuvariau jų treniruotę, rytą nuvariau treniruotę, tada po miestą, nuėjau apžiūrėti miestą, tada didžiausią bažnyčią, tada vakare rungtynės ir labai patiko su krepšininkais vienam viešbutį gyvent, apsistoti. Su kurio krepšininku galbūt daugiausiai teko pakalbėti? Su Andžiais ir šiaip su visais labai patiko, nes visi labai mandaugus ir palaiko ir daug kalba ir su visais patiko labai. It was really good, yeah, I really enjoyed it. I'm a big basketball fan myself, but I liked coming here with my brother and supporting him because I know he really wanted to go, and it was nice to get the experience and just see the behind the scenes of everyone. Is really lovely. I think the discipline, I think they're very straightforward, they know what they're doing. I liked going to the training and seeing everyone do all this stuff. It just was really cool and unreal to see in person. How did I see my brother? Yeah, he seemed very happy. I liked seeing him really joyful and cheesing and stuff. It's nice to see him like that, get this opportunity, and I'm glad to be here as well and support him for it. I love it. Apskritai dėkingumas yra begalinis, nes tokios patirties niekur kitur už jokius pinigus nenusipirks ir sūnui emocijos ir visai šeimai, tai tikrai šita patirtis tiesiog tikrai daugybę metų dar liks mums atminty ir net neturiu žodžių iš tikrųjų dėkingumui apsakyti, nes be šito fondo mes niekada patys tos kelionės nebūtumėm nei suplanavę, nei galėję įgyvendinti.